Taip. Sveiki, mėly Dakaro fanai. Noriu Jums pristatyti dar vieną komandą, už kurią turite sirgtas. Vairuotojai čia kazachai, o aptarnaujantis personalas, kaip matote, visi iki vieno yra lietuviai. Ir automobiliai yra konstruoti lietuvių Dario Besevičiaus. Ne, viskas čia gerai. Čekinam, derinkim, kažką pakeičiam ir visi langą ir važiuojam. Kur stabdžių šlangutė? Čia, tik remontą. Tai ką čia, papilinėjai reduktorį? Kitą dėsim, pusė varžybų įpusėjom. Gana užtenka šitam. Tai magai atsarginis. Sunku bemiegiam naktim varyti iki ryto. Simiegam, 2 valandų užtenka per akis. O būna, Įpratom. o gali būti tokių darbų, kad lietuviai mechanikai nesutvarkys? Jei vienas mechanikas nesutvarkys, sutvarkys 2 mechanikai. Super, o čia kai yra visi 4, tai... Kai yra visi 4, tai... Ir tuo labiau, kai komandos vadovas yra Antanas, tai šitas vyras 4 kartus buvo Dakaro starte, 2 kartus finiše sėkmingame. Tai čia lietuviška Dakaro legenda beveik. Kitiem judėti. Dabar padedam kitiem kurti legendą. Super, gerai. Nu kaip tavo įspūdžiai Dario iš Dakaro? Žinaisi Dakarą, pats. Bet jau jeigu išsimiegi 5 valandas, tai jau per daug būna, ne? Per daug. Supratau. O tai koks sunkiausias buvo darbas, kurį teko nuveikti? Koks didžiausias pažeidimas buvo šitam automobiliui? Tam tokių didelių žinok nebuvo. Čia šitas ramus važiuotojas, tai jisai labai... Šiaip pakeičiam reduktorių, kad onas nesuvažinėtų jo. Nes Aidinas visas detalės baigė išdaužyti. Pusė pravažiavo. Dėsim čia naują, o jam paliksim seną atsarginį. Viskas gerai. Bet tai realiai iš tikrųjų tai tą Aidino mašiną tai praktiškai vos ne visą perinkot, ne? Taip. Viena perinkta visa, o šitas ramiai važiuoja jisai, net apie Dakarą. Sunkiausia tai yra važiuoti keliais. Nemiegojus. 700 kilų perigoną pravaryta, ne? Šioje komandoje yra 5 lietuviai mechanikai. Ir dar pagelbėja karts nuo karto iš Benedikto komandos Darius Besevičius, kurioje yra 2 automobiliai. Juos konstravo Darius Besevičius. Sveikis gyvas. Darau reportažą apie komandą, už kurią reikia sirgti lietuviam. Tai pasakyk, ką nors Dakaro fanam. Ką aš galiu pasakyti, viskas gerai. O kas šiandien su mašina? Išbarstė šiandien nemažai? Išbarstė pusę mašinos. Tai kas? Bandysim statyti per naktį. Pavyks? Dalių užteks? Bet tai ryškiai bemiegė naktis bus. Taip. Bet už tai 3-1 rezultatas, o ne? Tai žinai. Ir va tokiom karo lauko sąlygom vyksta darbas. Palapinės pasistatom, čia miega komanda. Vairuotojam yra kemperis. Vienas miega kemperį, kiti miega palapinėse. Kaip kam patogiau, kur išsimiegoti. Все сделают. Когда мы идем 30-40 км осталось, и машина начинает уже, кончилось сцепление, мост треснул, помпа не работает, рулевое потекло. Мы думали о том, что лишь бы доехать. Почему? Потому что есть ребята, есть Дариус, есть Айдас, есть ребята, которые на самом деле все исправят. Да, они будут работать до утра, да, но они все сделают. И вот это чувство надежности, я думаю, в таких гонках это основное преимущество конкурентное с Литвы. Интернациональная команда в полном смысле слова. Поэтому ребятам, те, которые болеют за литовцев, большой привет. Поддерживайте, пожалуйста, своих ребят, нас также поддерживайте. А мы с благодарностью попытаемся оправдать ваши надежды. Taigi, mėlėjai, prašom sirgti už 409 ir už 410 numerį. Kuku. Da? Nu vyrai, kas pas jūs čia? Viskas gerai.
Rimas su Darium išrinkinėja mašiną. Ką čia keičiat? Papasakok. Keičiam, kol kas nieko nekeičiam. Bandom surasti elektros. Dingo elektra? Tai naktis bus bemiegė vis tiek. Manau eilinė. Eilinė naktis bemiegė.